Na, kol tu žiūri Stranger Things populiariausią sezoną apskritai per visą Netflix istoriją, aš parodysiu porą kadrų, kuriuose aktoriai tiesiog literaliai kentėjo. Ne tik vizualiniai efektai padarė šį serialą įspūdingą, bet taip pat ir įstraukimas aktoriaus į šį serialą. Taip kad eikime, nes yra apie daug ką pakalbėti. Eleven įžengimas į tuštumą nėra taip lengva, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Millie Bobby Brown iš tiesų plūduriavo baseine, pripildytame druskos, kad galėtų nufilmuoti šią sceną pirmame sezone. Iš tiesų tai atrodo gana ramu, bet filmavimo aikštelėje viskas buvo kitaip. Ta diena, kai buvo filmuojama, ši scena buvo labai šalta, o Millie niekas nepadėjo išlikti šiltai baseine. O tai buvo beprasmiška, nes išlaikyti šilumą yra neįmanoma. Laimiai Millie buvo kieta mergina, kuri drąsiai ištvėrė šaltį, kad scena būtų nufilmuota. Pirmasis bučinys – nervų kamuolys. O ką jau kalbėti apie tai, kad tai tenka daryti prieš kameras ir žiūrovus. Sadie Singh ir Caleb abu patyrė savo pirmąjį bučinį per mokyklos šokių sceną antro sezono pabaigoje. Sadie apie bučinio sceną buvo informuoti tik dieną prieš jai filmuojant, nes scenarijoje jo tiesiog nebuvo. Duffer broliai atskleidė, kad iš pradžių jie jai pasakė tai juokais, bet nusprendė bučinį padaryti tikrą, kai pamatė, kaip stipriai Sadie sureagavo. Kad viskas būtų dar blogiau, ten buvo daugybė žmonių, kurie stebėjo, kad būtų kuo nepatogiau. Mano pirmas bučinys buvo prieš dvi moteris, jų tėvus, filmavimo komandą ir mano mama. Sadie ir Caleb nebuvo vieninteliai, kurie tą dieną bučiavosi. Prieš bučiavimo sceną Finn Wolfhard ir Millie Bobby Brown taip pat pasibučiavo. Jie jau buvo bučiavęsi pirmam sezone, bet tai nesustabdė šio momento, nes kaip žinome, filmavimo aikštelėje buvo pilna žiūrovų. Be to, Wolfhardas pareiškė, kad sporto salėje, kurioje jis filmavosi, buvo labai karšta. Kad viskas būtų dar keisčiau, visi statistai plojo po to, kai jie pasibučiavo. Kalbėkime apie net patogumą. Bent jau Wolfhardas įspėjo Millie prieš pasibučiuodamas. Jis buvo toks: gerai, aš ateinu. Millie Bobby Brown turėjo daug suktis šio sezono trečioje scenoje. Kai yra tuštumoje su Billy, jos personažas nukrenta atgal, pabėgęs iš Billy gniaužto. Atrodo, kad tai paprastas triukas, bet užkulise šios scenos filmavimas buvo svaiginantis. Millie buvo pritvirtinta prie įrangos, kurią sukio aplink ir aplink. Po to, kai tą patį kadrą filmavo keletą kartų ir sukosi ir vėl, Millie iš tikrųjų pasidarė blogą ir jį ėmė vemti. Kaip kas gali ją kaltinti, kai tai atrodė intensyvesnis nei bet kuris atrakcionas pramogų parke. O trečiojo sezono saunos scenoje turėjo parodyti, kaip Billy degina. Tikrai scenos filmavimas privertė visus filmavimo aikštelėje esančius žmonės kovoti su karščiu. Epizode režisierius Sean Levy teigia, kad tą dieną mažoje labai ankštoje filmavimo aikštėje buvo 100 žmonių ir kad jis nufilmavo daugiau nei 100 skirtingų scenos rakursų. Filmavimo metu situacija tapo tiek intensyvi, kad Millie Bobby Brown iš tikrųjų nualpo dėl išsekimo. O tas kadras yra seriale. Finn Wolfhard ją sugavo ir nežinojo, ką daryti. Galima pamatyti, kaip jis ieškojo pagalbos už kadro, nes jis nuoširdžiai rūpinosi jos saugumu. Jų atsidavimas scenai atsipirko, nes ekrane pasirodė tikra energija. Trečiojo sezono filmavimas buvo tikras emocinis kalnelis. Ir ne viena scena nebuvo galingesnė už tą, kai Eleven perskaitė Hopperio, kad būtų užtikrinta geriausia ir natūraliausia reakcija. Millie pasirūpino, kad prieš tai neskaitytų kalbos, ji norėjo apie ją nieko nežinoti, ji net nepasirengė scenai. Aš tiesiog norėjau, kad kamera mane filmuotų ir kad galėčiau pamatyti, kaip reaguoju. Mano reakcija buvo grynas sielvartas ir liūdesys. Taigi emocijos toje scenoje buvo tikrai grynos. Be to jie taip pat turėjo filmuoti atsveikinimo sceną su visais. Jis sakė, kad jis įsivaizdavo, jog tai yra filmavimo pabaiga visam laikui. Ir kai kameros pradėjo filmuoti, visi pradėjo verkti. Atrodo, kad tai buvo labai niūri diena filmavimo aikštelėje. Ei, viskas bus gerai. Viskas bus gerai. Trečiojo sezono finalinė dvikova baigėsi Starcourt prekybos centre. Tai buvo išties gana sunki scena filmuoti, tiek fiziškai, tiek psichiškai. Millie Bobby Brown pažymėjo, kad tai buvo vienas iš sudėtingiausių scenų, nes abu aktoriai turėjo išsiaiškinti, kaip jie suvaidins sceną su įprastu intensyvumu. Dagger Montgomery buvo sąžiningas, kai kad nepadarytų Millie skausmo, bet taip pat norėjo išlaikyti paprastą intensyvumo lygį. Jei norite žinoti, kaip šie du aktoriai yra atsidavę savo amatui, jie sakė, kad bėgiojo po prekybos centrą rėkdami, kol pradėjo verkti ir abu prarado balsą. Nors scenoje net nekalbėjo, bet tik rėkė vienas ant kito. Sean Levy apibūdino šios du aktorius kaip du galingiausius mūsų aktorius. Dagger Montgomery ir Millie Bobby Brown intensyvumas nesibaigė tą vieną sceną. Jie atnešė savo intensyvę energiją kiekvieną sceną, kurią filmavo kartu, net jei tam tikroje scenoje nebuvo rėkimo. Aš rėkdavau tarp dublių.
taip pat ir Millie. Mes klykdavome vienas kitam, kol pravirkdome. Bakeris apibūdino filmavimąsi su Millie kaip didelį psichologinį iššūkį ir sakė, kad jie abu kiekvieną sceną, kurią filmavo kartu, įdėjo 200%. Montgomery filmavimo metu klikavo taip daug, kad beveik kiekvieną dieną prarasdavo balsą. Atrodo, kad Dagerio ir Millie dinamika buvo išties ypatinga. Teskime su Montgomerio ekstremaliu intensyvumu filmavimo aikštelėje. Trečiojo sezono Sono scenoje, kai vaikai pagavo Billy Montgomery, pakėlė savo intensyvumą į visiškai naują lygį ir galbūt šiek tiek peržengė ribas. Šioje scenoje jo personažas Billy turi tyčiotis ir rėkti ant vaikų per duris. Tai buvo parodyta galutinėme montaže. Bet buvo ir daug piktesnė versija. Montgomeris iš tikrųjų trenkė galvą į stiklinį langą ir padarė tai su tokia jėga, kad jo galva iš tikrųjų pramušė stiklą. Stiklas buvo storas ir nebuvo skirtas pramušti. Todėl tai buvo šokiruojantis momentas, švelniai tariant, ir vaikai sureagavo su siaubu. Tai buvo labai pavojingas momentas ir fiziškai išsenkantis. Aš įdėjau į viską tai, ką turėjau. Jis vis dar tikėjosi, kad šis kadras bus įtrauktas į galutinę versiją. Įsivaizduokite mano nusivylimą, kad šis kadras nebuvo panaudotas. Dar viena scena, dar vienas pavyzdys. Rodantis Dakerio Montgomerio pasiryžimą, kiekvienas kadras atsiduoda 200%. Trečiojo sezono dušo scenoje Montgomeris buvo taip fiziškai ir emociškai įsitraukęs, kad net nepastebėjo, jog buvo nusibrozinęs ir susimušęs. Jis tai sužinojo vėliau tą pačią dieną, kai nuėmė grimą ar protezus ir pamatė sužalojimą. Vienas ypač bjaurus prisiminimas, kuris jį pasakojo, buvo odos nuplėšimas nuo pirštų galiukų. Aš paklausiau, ar jis susižeidė, kas vyksta, o aš girdėjau rėkimo. Jo atsidavimas buvo personažui tikrai įspūdingas. Dar viena emociškai sudėtinga scena įvyko antrajame sezone. Kai Eleven susiduria su Hopperiu, mes išgyvenome tiek daug skirtingų emocijų, mes supykome vienas ant kito, mes esame kaip tėvas ir dukra. Atrodo, kad visa patirtis buvo tiesiog terapija aktoriams. Nes Braunas teigia ir ginčiasi, kad tai buvo apsiribojęs tik su kamera. Mes supykome vienas ant kito ir išsireiškėme savo jausmus tiek filmavimo aikštelėje, tiek už jos ribų. David Harbour taip pat patyrė katarsi filmuodamas šias emociškai sudėtingas scenas. Tai buvo tarsi mano kaip žmogaus atsiverimas. Tarsi meilė, kuri buvo žmogiška, bet gryna. Vilo apsėdimo scena antrajame sezone labiausiai pralinksmino No Shop patirtis. Jis turėjo visą filmavimo dieną nešiotis juodus kontaktinius lęšius, kurios degino jo akis, ir jis nervinosi, kad turės atlikti scenos dalį, kurioje vaizduojamas priepuolis. Tai buvo tikrai baisu, nes tu tiesiog užsiblokuoji ir aš turėjau tam labai pasiruošti. Bet to filmavimo aikštelėje buvo gana šalta. Matyt, šildytuvai iš tikrųjų neveikia, kad pasišildytų kambarį. Filmavimas vyko žiemą, o drabužiai nebuvo tam pritaikyti. Kai Eleven uždaro vartus antrojo sezono finale, ten yra daug reikimo ir intensyvumo. Tai buvo sunki scena Millie Bobby Brown, nes ji turėjo būti pakelta į orą kranu. O tarp filmavimo pauzių Millie turėjo sutvarkyti, nes scena jai sukeldavo pykinimą. Aš turėjau atsikvėpti, šiek tiek vemti, tada grįžti atgal ir daryti tai iš naujo. Laimiai visada mielas David Harbour buvo visada šalia, kad padėtų. Netgi pasiūlė jai apyrankės, kurios kaip įmanoma padėtų nuo pykinimo. Kai Eleven yra Čikagoje su Kali ir Tregan Cole įdeda į jos protą tėčio atvaizdą ir Eleven susiduria su juo. Tai buvo dar viena Millie emociškai labai išsenkanti scena. Ji taip įsitraukė į vaidmenį, kad net po to, kai buvo paskelbtas stop, vis dar ją persmelkė. Po filmavimo ji nuėjo į tualetą ir verkė apie 45 minutės. Kaip mes sužinojome, Millie Bobby Brown daug rėkė vadinamai Eleven personažą, tačiau trečiame sezone Millie buvo ypač šaukiantis. Ji teigia, kad per 8 filmavimo mėnesius 5 kartus prarado balsą. Tačiau tai, kad filmavimas baigėsi, nereiškia, kad šaukimas taip pat baigėsi. Millie buvo pakeista atgal į įrašų studiją, kad įrašytų papildomas eilutes ir dubliuotų tas, kurias jau buvo įrašiusi. Tai reiškia, kad ji vėl turėjo šaukti. Paprastai filmavimo metu aš labai daug šaukdavau. Atrodo, kad filmavimas Stranger Things buvo intensyvi patirtis. Aš žinot, kad Millie Bobby Brown susižeidė kelio girnelę, kai filmavosi Stranger Things 3 sezoną. Tai vyko ne filmavimo aikštelė, bet turėjo įtakos gamybai. Jai prireikė kaskadinkės, kuri pakeistų ją daugybėje scenų. Parašykite komentaruose, ką matote apie šias pavojingas scenas. Na, jei surinksime 500 laikų, padarysiu kitą epizodą apie Stranger Things. Na, ir taip pat parašyk komentaruose, ar tu jau pradėjai 5 sezoną. Aš dar ne, nes dar nauji metai neatėjo, paskutinio epizodo nepamačiau. Nekantrauju sulaukti. Tikrai įdomus sezonas. Ir sutiksime labai greitai. Iki.